Sveiki žmonės, atvykę į Velnių draugų epizodą 1. Mano vardas ponas Dirst, o aš esu ponas Dirst. Ir mes šiandieną padarysim bezdalų pranką. Mes pabezdėsim visoje vietoje. Taip. Ir pradėdami šitą pranką, turim labai svarbų dalyką pasakyti. Aš esu kompanija Bezdalai. Taip, raketų labai šaunūs vyrukai mus pasamdė. Tiksliau, jie mes remiame juos. Taigi, Bezdalų kompanija teikia jums pačius geriausius bezdalus, kokius galite paragauti. Eikite į nuorodą svetainėje ir 70 žmonės, kurie ten nueis, gaus prizą. Visą gyvenimą nemokami bezdalai. Ačiū, taigi, ate. Taigi, einame į viešą vietą. Matau, kad kažkas ateina. Aš irgi matau, ponai Dirst. Taigi atsisukim jiems ir pabizdykim. Gerai. Taigi toks. Mama, battle. Taip labai, o ne mano bezdalai pradingo. Ar tu gali man paaukoti tavo bezdalus? Man jų reikia. Žinoma. Štai mano bezdalai. Ačiū. Taigi, mes dabar padarysime bezdalų šokį, kad nebūtų liūdna. Pirst. 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 Birst, birst, baby birst, baby birst, baby birst. Man trūksta oro, gelbėkit, patikit. O ne, kas tau atsitiko? Aš tu pakoruptuotas. Bet man apsilankė stokų virusas. Jis jaunas tu pabezdėsi. Noriu žudgimių, bezdalai. Bezdalai gyvenimui. Taigi, ponas pamiršau savo vardą. Aš noriu pasakyti, kad jūs turite prenumeruoti į Gameris Kominės kanalą. Kodėl? Nes jūs gausite bezdalų visą likusį gyvenimą. Taip, tai yra bezdalai. Bet iš kur gauti šitą labai svarų šaltinį bezdalų?
vienintelis būdas, gal superdalus yra prenumeruoti Gameris Kamilės kanalą. Taip pasikausite be dalų. Ir labai švarių. Oh my god, šitie bedalai, tai yra labai švarūs. Aš myliu bedalus. Ate. Laukite epizodo.